Tarptautinės bendrovės šiandien valdo didžiulę pasaulio rinkos dalį. Vienas pagrindinių jų verslo metodų - globalizacija. Tai reiškia, kad bendrovės gamina prekes ten, kur pigiausia darbo jėga, o parduoda jas visame pasaulyje. Pavyzdžiui, išmanieji telefonai dažnai kuriami JAV, projektavimo darbai atliekami Europoje, gamyba vyksta Kinijoje, o pardavimas visame pasaulyje. Tai bendrovės sumažina kaštus ir užtikrina didesnį pelną. Dar vienas svarbus metodas franšizės bendrovėms, tokios kaip McDonald's ar Starbucks, suteikia teisę naudoti savo prekės ženklų vietos verslininkams, kurie atidaro naujas parduotuves įvairiose šalise. Tai leidžia bendrovėms greitai plėstis be didžiulių investicijų, nes daugelis atvejų finansinę riziką prisiema vietiniai partneriai. Franšizės taip pat užtikrina, kad klientai, kad ir kurioje šalyje būtų, gaus tą pačią kokybę ir produktus. Be to, tarptautinės bendrovės dažnai taiko diversifikacijos metodą. Jos investuoja į įvairius verslo sektorius. Pavyzdžiui, Samsung ne tik gamina elektronikos prietaisus, bet ir dalyvauja statybų, laivų gamybos bei draudimo rinkose. Tai padeda bendrovėms išlikti stabilioms, net jei viena rinka patiria sunkumų. Dar viena strategija - susirinkimai ir įsigijimai. Stambios bendrovės perka mažesnės įmonės, kad pašalintų konkurentus, išplėstų savo paslaugų spektrą ar patektų į naujas rinkas. Pavyzdžiui, Facebook įsigijo Instagram ir WhatsApp. Taip pat sustiprino savo poziciją socialinių tinklų rinkoje. Tarptautinės bendrovės taip pat aktyviai naudojasi technologijomis. Jos investuoja į automatizavimą, duomenų analizę ir dirbtinį intelektą, kad pagerintų gamybos efektyvumą, optimizuotų logistiką ir geriau suprastų vartotojų poreikius. Pavyzdžiui, Amazon savo sandėliuose naudoja robotus, kurie pagreitina užsakymų vykdymą ir sumažina sąnaudas. Žinoma, tokie metodai turi ir trūkumų. Vietinės įmonės dažnai neatsilaiko prieš didžiulės korporacijas, kurios gali siūlyti mažesnės kainas. Be to, pigi darbo jėga. Besinaudojančios bendrovės dažnai susiduria su kritika dėl darbuotojų išnaudojimo, prastų darbo sąlygų ir mažų atlyginimų. Taip pat kyla klausimų dėl aplinkos taršos, nes globalios tiekimo grandinės prasideda prie didesnių anglies dvideginio emisijų. Nepaisant to, tarptautinės bendrovės išlieka svarbiausių pasaulio ekonomikos varikliu. Jos skatina inovacijas, kuria naujas darbo vietas ir nuolat ieško būdų, kaip plėstis bei prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Ateityje tikėtina, kad jos dar labiau išnaudos skaitmenines technologijas ir tvarumo iniciatyvas, siekdamos ne tik pelno, bet ir teigiamos įtakos pasauliui.